Važiuoju toliau link šiaurės. Norėčiau užsukti į... Žodžiu, Vietname yra didžiausias urvas pasaulyje, su sava ekosistema, su visko, bla 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 ir panašiai. Ten, aišku, manęs neįleis, nes ten yra kvotos kasmetinės, kiek gali žmonių užeiti ir ten turus organizuoja tik viena kompanija visame Vietname. Ir viskas visada užbukinta ten metam dviem į priekį. Bet yra mažesnių urvelių ir galbūt man pavyks pakliūti tenai kažkaip tai stebuklingų būdų. Tai šiandien norėčiau iki ten nuvažiuoti ir pažiūrėti, jei pavyks, tai truputėlį pasivaikščioti. O kol kas rytas toks, tiksliau naktis buvo įdomesnė, nes sušalau bele kaip. Aš dar pagalvojau, kodėl man administratorė neša šiltą kaldrą. Galvoju, taigi čia pas jos +1 milijonas, +1000 temperatūra. Bele kaip sušalau, nežinau, kambarys ten kažkoks kriogeninė kamera ar kas ten, taip šalta buvo. Taip, čia degalinė ar ne čia? Čia atrodo. Reikia degalų užsipilt. Xin chào. Dai Binh. To kuras 20 950, tai čia, sakau, apie 70 centų. Kažkur panašiai. Come on. Jo, pasisveikint, padėkot ir pasakyt, kad pilnas bakas. Viskas, daugiau nieko ir nereikia. Reikia tik tai dabar ras pinigų teisingų. Ja. Come on. Jo, su pinigai čia sudėtinga, daug nulių. Reikia juos visus stebėti kiekvieną kupiūrą. Nes neaišku, ką duodi. Ne vieną kartą buvo suma apie 100 000, duodi 10 000, suma 10 000, duodi 100 000. Reikia stebėti, taip, čia yra toks dalykėlis, reikia man rodmenis nusinulint, kad žinočiau, kiek pravažiavęs ir kiek man dar liko važiuoti kuro. Motociklas nuvažiuoja apie, bent jau kiek sakė, tur salonas, kuriame pirkau motociklą, sakė, nuvažiuoja apie 300 km. Bet, sako, po 200 jau ieško, kur užsipilt. Aš taip ir darau, nusinulinu tachometrą, ar odometrą, tachometrą gal. Ir nusinulinu ir važiuoju toliau. Taip, 110 km pagal navigaciją. Tai pakeliu link urvų, planas dar pravažiuoti dalimi bent jau Ho Chi Mino keliu, tai garsus kelias, Vietnamo lygių garsus kelias, pagrindinis kelias jungiantis Ho Chi Miną su Hanojum. Karo laikais pagrindinė arterija buvo jungianti šalį. Tai vat, tai toks kažkoks valstybinės reikšmės ir istorinis kelias. Tai iš esmės spėju važiuosiu kalnais, kalnų keliukais. Tikiuosi bus nenulyta, neišplauta, bus faina pavažiuoti. Dabar kaip ir praktiškai kiekvieną pradėtą dieną bandau išvažiuoti iš miesto. Ir prasideda Ho Chi Mino kelias.
Jo, pagal informaciją, tai šitas kelias turėtų būti labai gražus, vaizdingas ir panašiai. Galbūt taip ir yra, tik tai ne tokia apniukusią dieną, kai viskas aplinkui pilka. Keista, kad kelias tuščias, nes iš principo tai yra turistinis kelias. Gal dar anksti, kiek čia vietinių laikų, beveik 9:30. 9:30, nu, žmonės, gal turistai taip anksti nejuda. Ne visi tokie ataušę kaip aš. Dabar gera tokia atkarpėlė, tiek tokių vingiukų, vingelių ir lyja. Pavažiuosim per lietų. Svarbu, kad lietus būtų neintensyvus, kad man čia nuošliaužų nepadarytų. Vienintelis dalykas, ko aš nepadariau, tai neužsidėjau lietaus kelnių. Čia gal šiokia tokia klaida mano, nemaža, bet yra kaip yra. Čia biškį molių yra, reikia atsargiai važiuoti. Ir žiūrėjau prognozę, žiūrėjau palydovą vakar. Vakar žiūrėjau, kad šiandien Ho Či Mino keliu važiuojant bus debesuota truputėlį lengvai, bet be lietaus. Va tai va. Keičiasi reikalai. Aha. O kaip čia dabar mes pravažiuosim? Kažkaip teks pravažiuoti. Kažkaip. Nuvarom. Čia nuošliauža dar nesutvarkyta po taifūno. Chebrytė palapinėje įsikūręs, poilsiauja. Matyt, ten tie patys darbininkai, kurie turi valyti tą nuošliaužą, bet ką tu valysi, kai taip lyja. Turiu pripažinti, nepamenu, kada buvau taip sušalęs. Dantis nekalena, bet šalta bele kaip. Labai šalta. Pirmiausia sušlapau, tada vėjas pūtė, tada vėl lyjo, vėl pūtė, lyjo ir pūtė. Žodžiu, pilnas komplektas. Bent jau kelias fainas. Kelias tikrai fainas, įspūdingas. Važiuoji, pastoviai posūkiukai, posūkėliai, į viršų, žemyn. Jo, kažkada buvo vienintelis kelias tarp Ho Či Mino ir Hanojaus. Dabar jau magistralės yra, greitkeliai. O anksčiau, karo metu, kas čia buvo, tarp 60 ir 70 kažkelintų, kažkaip ten, nežinau, nepamenu.
Tai vienintelis kelias ir va tokiu keliu ir varai ir kažkada atvarai kažkur. Artėju prie posūkio link Urvų ir manau, kad reikia šauti juos. Pasižiūrėt, kas ten. Iki pagrindinių tai neprivažiuosiu niekaip, bet iki kažkokio mažesnio gal pavyks. Paradise Cave. Nu, įleido, pažiūrim, kas ten gero bus. Aha. Ciao. Mhm. Atvažiavom, gerai, einu žiūrėt, kur čia kas kaip. Nusipirkau bilietėlį, praėjau ir dabar reikia eiti į automobiliuką, kuris veš kažkur. Bilietėlio kaina 9 eurasikai. Gerai, atsisėsiu. Hello, xin chào. Ir mane veš. Okay. Yeah. Opa. Okay, yeah, I'm good. Thank you. Kažkur atvežė, reikia eiti, ieškoti Urvų nakvynės vietos. Ir vėl kopimas kalnų. Nėra čia man poilsio, visur kopt reikia. Buvo serpantinai motociklu. Dabar serpantinas pėstute. Opa. Vis kylu serpantinais. Nežinia, kiek čia dar reikės kilt. Bent jau užpakalis nuo sėdynės ilsisi. Matau kažkokį užrašą. Aha. Čia rodau. Čia yra tualetas. Buvo ženklas prieš eidami į Urvą. Nueikite į tualetą. Gal ten apsimyšt galima iš baimės. Ar iš nuostabos, koks grožis bus. Tikiuosi bus grožis. Nu, kažkoks Urvas prieki. Lendu žemyn. Dar ir telefoną reikia įsijungti. Ui, tik nenuvirst reikia žiūrėti. Ir vėl reikia pasilenkti.
Dabar reikia išlysti iš urvo. Vėl lipti viršų. Galima apibendrinti urvą. Urvas, jo, vertas dėmesio. Verta užsukti, pamatyti, pažiūrėti, apeiti. Įspūdingo dydžio urvas. Turėjo matytis kameroj. Tik mikrofonas tuo metu kažkur pradingo. Ir todėl nebuvo garso. Tai va, tai faina, aišku, ne tokio dydžio, ne tiek erdvės, apie kurios šnekėjau, apie urvus. Bet čia iš to paties komplekso. Tik tai tiek, kaip aš sakiau, tenai yra kvotos tuose urvuose. Ten tik tai turų agentūra daro žygius į tuos urvus. Jo, reikia bukintis ir panašiai. Yra ten pilnas turas, 5 dienos. 5 naktis, man atrodo. 5 naktų turas, žygis. Tai ir per džiunglės, ir tais urvais, nes ten urvai nesveiko dydžio, ten tiesiog kilometrais. Su savom ekosistemom, upėm, ežerais, augalais ir visa kita. Tai jo, ilgiausias turas 5 dienos. Kaina, jeigu gerai pamenu, apie 3 štukas. Ir viskas būna užbukinta metus ar 2 metus į priekį. Atsimenu, pernai, man atrodo, esu žiūrėjęs. Yra trumpesni turai, yra dienos turai, 2 dienų turai, bet vėlgi viskas arba užbukinta, o vienai dienai be nakvynės urve, nes jo, vienas iš, kaip pasakyti, mane traukiančių dalykų, tai visiškai kitoje ekosistemoje urve palatkiai pernakvot. Tai tas mane veža, pagrindinė buvo mintis, o sakau, dienos turui pasivaikščiot neverta. Tai va, tai atvažiavau iš šito mažiuką urviuką. Prasėjau, faina, patiko. Ir viskas, ir vis dar leidžiuosi, ir jau atsibodo leistis, bet dar kurį laiką leisiuos. Dabar mano laiku valandomis 1. Realiai dar kokias 4 valandas galėčiau važiuoti. Reikės pasižiūrėti žemėlapį, kur link varyti, kiek galiu nuvažiuoti. Nenoriu naktį grįžti, atvažiuoti naktį. Tai pažiūrėsiu, nusileisiu, kaip sakiau, parveš iki motociklo į aikštelę ir tada susižvalgau ir važiuoju toliau. Pabuvau, pamačiau, patiko, važiuojam toliau. Dabar reikia grįžti į Ho Či Mino kelią ir iki miesto, iki kurio suplanavau nuvažiuoti. 4 valandos kelio, atrodo taip, ne? Jo, 4 valandos. Na gerai, gal 5 bus. 5. Jau Prietemoj būsiu. Viską suku aš į kairę. Ir važiuoju toliau. Va, vėl Ho Či Mino kelias. Ką, šiandien diena vėl gera, vėl faina. Ho Či Mino kelias. Nors ir per lietų vis tiek smagus. Urvas. Nepavasakysiu dabar pavadinimo, kaip vadinasi, bet žodžiu, urvas. Čekmarkas uždėtas. Pamatyta. Pagal planą. Atrodo nieko įspūdingo, kaip ir iš nuotykio prasme nieko įspūdingo. Važiuoji, bet kaifuoju. Tiesiog, net nespaudžiu, 60-70 važinėju.
Važiuoji, savo eksplorini, pasižiūri, pravažiuoji. Ramiai taip. Žinoma, pasitaiko ir reikalų. Tai nuo to nuotykis didėja. Aš šiaip ramybė. Pasibukinau aš numeriuką. Nusprendžiau 2 dienas pabūt, 2 naktis. Reikia padaryti aptarnavimą motociklui, reikia nusiplauti motociklą. Atsikvėpsiu, nes iki išnaktų važiuoju. Ir šausiu toliau. Šiandien kelias lieka tik tai be jokių didelių sustojimų, be kažkokios ypatingos lankytinos vietos. Važiuot man beveik 3 valandas. Dabar yra 4, tai būsiu prieš 7 būsiu. Standartas, klasika. Tai iš principo dabar grubiai primečiau 300 km yra visos dienos važiavimas. Tai 300 km truputėlį daugoka. 200-250 būtų optimalu. Kad tamsiai į nakvynės vietą neatvažiuočiau. Būtų optimalu, bet taip ne visada gaunasi, nesuskaičiuosi. Brr. Tai palauk, kol aš pravažiuosiu ir tada lenku. Ne, jis pirmą lenkia, tada signalina. Debilai. Aš vėl nuo kalnų pusės linkstu link Pietų Kinijos jūros, tai link pakrantės. Tai vėl daugiau lygumų bus. Nes šiandien startavau pakrantėj. Tada pasinėriau į kalnus ir dabar vėl grįžtu į pakrantę. O aš lyg matau prašviesėjimą danguje truputėlį. Į dešinę pusę tik tai nežiūrėsiu, nes ten tamsu. O čia visai neblogai. Santykinai. Kadagi jau įvyks tas pabėgimas nuo debesų, nuo lietaus. Centrinė šalies dalis labai lietinga. Lietaus sezono metu, aišku. Kažkaip vis nepraeina ten lietaus sezonas, jau šiaip jį turėjo pasibaigti. Šiuo metu jau turėjo būti pasibaigęs, bet vis nepaleidžia. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Va taip kažkaip saulutę gavau, jai besileidžiant. Debesai dingsta debesai. O aš važiuoju, ką čia dabar atsikabino mano šitas daiktas. Prilipo, atrodo. Jo, vakarėja, dar saulutė truputį šviečia, čia greitis turi būti 50, o aš važiuoju virš 60. Ir taip, man liko važiuoti 2 valandas. 2 valandos būsiu 7 bus tamsu. Gerai, mano pagrindinis į kairę, o kas dabar iš šalutinio arba iš pagrindinio į šalutinį varys, trenksis kur nors, kam nors, ką nors. Eik šikt, belembam. Apsišikau net iš baimės. Ką turim, 5 minutės, 1,5 kilometro. Aš niekur neskubu, viskas užtenka skubėjimo.
Oi, buvau vizorių atsidaręs čia, tik pajudė, iš kažkur dulkės kyla. Čia, ne čia. Nu, tai pasičekinsim, sužinosim, čia, ne čia.